Ką savo įspūdingame šou paruošė Vaidas Baumila? Kokiais romantiškais momentais savo koncerte dalyjosi Džordana Butkutė? Kurie dar dveji atlikėjai ar grupės iškovojo teisę tęsti kelią į Euroviziją? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų, Vaidas Baumila gruodžio 28-osios vakarą Kauno Žalgirio arenoje surengė įspūdingą metų šou, sukvietusi tūkstančius gerbėjų iš visos šalies. Tai buvo ne tik koncertas, bet ir kruopščiai apgalvotas muzikinis reginys, kuriame susijungė gyvas garsas, vizualiniai sprendimai ir stipri emocinė energija. Ugninga, iki smulkių detalių ištobulintą šou Vaidas Baumila kūrė kartu su vienu žinomiausių šalies muzikinių klipų ir vizualinių projektų režisierių Dominiku Blizniku. Arenoje žiūrovai galėjo mėgautis ne tik galingų garsu, bet ir dinamiškomis vaizdo projekcijomis, šviesų sprendimais bei scenografija, kuri kiekvieną dainą pavertė atskirų pasakojimu. Koncerte skambėjo tiek didžiausi Vaido Baumilos hitai, jau spėjo tapti neatsiejama Lietuvos popmuzikos dalimi, tiek naujausi kūriniai, kuriuos publika pasitiko ypač šiltai. Atlikėjas ne kartą bendravo su Arena, dėkojo gerbėjams už palaikymą ir pabrėžė, kad šis vakaras jam vienas svarbiausių karjeros etapų. Tai vakaras, apie kurį svajojau ilgai. Ačiū visiems, kurie buvo kartu. Jūsų energija pavertė šį šou nepamirštamu. Po koncerto kalbėjo Vaidas Baumila. Kauno Žalgirio arena tą vakarą virto tikrų muzikos ir emocijų epicentru, o publikos reakcijos nuo bendro dainavimo iki ovacijų stovint patvirtino, kad Vaido Baumilos areninis šou tapo vienu ryškiausių metų muzikinių įvykių Lietuvoje. Gruodžio 31-osios vakarą Šiaulių arenoje tūkstančiai žmonių mėgavosi šventiniu Džordanos Butkutės koncertu. Gausių visų laikų populiariausių scenos ikonos hitų ir įspūdingų specialiųjų efektų. Buvo ir staigmenų. Koncerto metu arenoje netikėtai įvyko piršlybos. Džordanos superhitų bagažas toks, kad ji galėtų, kaip pati juokauja, rengti areninį maratoną ir 3 paras nesiliaudama dainuoti. Šventinę naktį Šiauliuose dainininkė atliko programą, kurioje laiko patikrinti publikos mylimiausi kūriniai. Atlikėjos klausėsi pilna arena, visi šėlo kaip geriausioje naujųjų metų diskotekoje. Tarp susirinkusiųjų ir daugybė ištikimų Džordanos fanų, kai kurie į renginį atsinešė visą sukauptą atlikėjos diskografiją. Džordana Butkutė po koncerto paliko autografus ant gausybės savo muzikos, diskų, vinilinių plokštelių ir net didelės garsajuosčių kolekcijos. Koncerto vidury Džordanos kvietimu scenoje pasirodė jos jaunoji kolegė Adrina. Tarp abiejų dainininkių jau kurį laiką užsimezgęs itin šiltas, draugiškas ryšys. Adrina publikai padovanojo savo žinomiausias dainas. Butkutė naujųjų naktį koncertavo vilkėdama baltai. Tai tarytum simbolizavo įžangą į naujuosius metus, kurie švarūs, lyg naujas popieriaus lapas. Džordana, jaukiai bendraudama su publika, taip pat kvietė palikti praeitį nevykusius santykius, įvairias asmeninės dramas ir užtikrintai žengti į priekį. Ateitį pasitikti su šviesa akyse ir širdyse. Toks paskatinimas padrąsino žiūrovą Kęstutį, kuris ypatingai metų nakčiai turėjo išskirtinį planą. Jau prieš koncertą jis susisiekė su Džordanos komanda ir atskleidė, kad ketina pasipiršti savo mylimajai. Kai atlikėja paprašė nuo scenos, kad jam būtų perduotas mikrofonas, arena nuščiuvo. Nuskambėjus Kęstučio žodžiams, kad į naujuosius metus reikia žengti išsikėlus naujus tikslus ir kurti naują pradžią, įvyko piršlybos. Mylimiesiems emocingai apsikabinus per salę nuvilnijo džiaugsmo banga. O Džordana padovanojo savo dainą Ištikimybė. Visiems linkiu gerų, laimingų naujųjų metų ir susitiksime koncertuose. Po renginio kalbėjo Džordana. Vasario 14-ąją įvyko priešpaskutinė 4. nacionalinės Eurovizijos atranka. Joje pasirodė Patricija Luščinska, Selene Ais, Lion Zika, Freya Alley, Emi Acidic, grupė More, atlikėja Nora Blue ir grupė Shower.
Na, o garbingas vietas komisijoje užėmė LRT muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys, atlikėja Ieva Narkutė, prodiuseris Vytautas Bikus, režisierė Kamilė Gudmonaitė ir grupės Skemp narys Viktoras Diavara. Pirmoji ketvirtosios atrankos dalyvė Patricija Luščinska su daina Worth It. Mergina scenoje ne naujokė, ji yra Vilniaus tango teatro vokalistė, puikiai moka ispanų kalbą ir dažnai dainuoja ispaniškai. Eurovizinėje atrankoje ji dalyvauja pirmą kartą. Antroji atlikėja, Selene Ais, yra lietuvė, kuri didžiąją gyvenimo dalį praleido Italijoje, kur ją dar visai mažytę išsivežė mama. Ten gyvendama ji taip pat dainavo, o prieš metus grįžusi į Lietuvą sumanė jėgas išmėginti ir čia. Jos kolektyve ir lietuviai, ir italai. Atlikėjos dainos pavadinimas Nesuno. Trečiasis dalyvis, pernai atrankoje pasižymėjęs ir finale antrąją vietą užėmęs Lion Sika, kurį pralenkė tik Katarsis. Kaip ir pernai, taip ir šiemet Lion Sika pasirodė originaliai nusigrimavęs, tik šį kartą jis atliko dainą ne lietuvišku, o ispanišku pavadinimu Solo Cuero Mas. Ketvirtų numerių atrankoje pasirodė Freya Alley, jau 14 metų gyvenanti Jungtinėje karalystėje, bet trečią kartą dalyvaujanti lietuviškoje Eurovizinėje atrankoje, nes čia, pasak jos, labai smagu. Atlikėjos daina No Kiss Goodbye yra apie vidinę laisvę ir savęs pažinimą. Dar viena dalyvė Emi Acidic su daina You Broke Me. Atlikėja gyvena Jungtinėje karalystėje ir mokosi dainavimo pas dainininkę Dainą Bilevičiūtę, o Eurovizinėje atrankoje dalyvauja pirmą kartą. Atrankoje dalyvauja ir grupė More su daina Taip lengviau. Grupėje yra 3 vaikinai iš Panevėžio, kurie mokėsi toje pačioje mokykloje, o muziką kartu kurti pradėjo studijų metais. Vėliau prie jų prisijungė vokalistė iš Druskininkų. Atlikėja Nora Blue, dar viena šioje atrankoje pasirodanti atlikėja, kuri ilgą laiką gyveno ne Lietuvoje. Jos atveju tai buvo Škotija, kuri mokėsi muzikos karališkoje konservatorijoje. Atrankoje Nora pristatė kūrinį Hold My Own, tai daina apie meilę, kuri sudužo, o po to teko vėl iš naujo stotis ant kojų. Paskutiniai ketvirtosios atrankos dalyviai – grupė Shower. Šįkart vaikinai pristatė dainą Contact. Pasak jų, iškart ją parašė susižvalgę ir pagalvojo, kad ji tikrai tinkama Euroviziniai atrankai. Dainos pagrindinė tema – viltis. Susumavus televizijos žiūrovų ir komisijos balus į finalą pateko Shower su daina Contact ir Lion Sika su daina Solo Cuero Mas. Praėjusių savaitgalių transliacijose jau paaiškėjo 6 finalininkai – Rugilė, Noi, Atikin, grupės Vilnius Voices, Black Biceps ir atlikėja Paulė. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!